taip, aš dar nebuvau skaičiusi šios knygos. Iš tiesų, paskutinį kartą, kada paėmiau lietuvių autoriaus knygą rankas, tai dar buvau mokykloje, kai skaitydavom Altoriaus šešėlį, Balta drobulė, Dievų mišką ir nuo to laiko nieko lietuvių autoriaus parašyto neskaičiau. Kodėl pasiėmiau šią knygą? Tai visiškai netikėtai man čia išsirutuliojo iš tiesų įvykiai. Prieš kelias dienas man paskambino mama ir paklausė, ar nenorėčiau eiti su ja į filmą per brūkšnelį spektaklį. Ir aišku, aš žinau visus spektaklius, man labai patinka tiek teatras, tiek baletas, tiek opera. Ir aš net nepaklausysi, kas per spektaklis ten bus, sutikau iš karto. Ir po to, kai jau mama nupirko bilietus, sakau, o kas ten bus per spektaklis? Ir jis sako Vilniaus pokeris. O visiškai nesenai aš įgavau krūvą senų knygų, tarp kurių buvo ir Vilniaus pokeris. Tai galvoju, kodėlgi man nepaskaičius knygos prieš einant į tą filmą spektaklį ir tada galėsiu palyginti, kiek buvo integruota knygos į tą spektaklį ir kaip atsiskleidė knyga tokiu įdomesniu formatu. Iš tiesų, tai kiek skaičiau knygų, tai galėdavau tik vertinti, ar geriau filmas ir serialas, ar knyga. O dabar galėsiu vertinti, ar geriau yra knyga, ar spektaklis. Tai labai bus įdomu. Iš tiesų, aš esu labai naivus žmogus ir paėmusi šią knygą, dar netvertus ir nieko nepaskaičius apie ją, aš ir galvojau, kad tai bus apie Vilniaus pokerį. Na, galbūt senesniais laikais, kadangi ši knyga, kiek žinau, parašyta yra dar 20 amžiaus pabaigoje, tai pagalvojau, kad turėtų būti kažkokia tokia tematika. Tuomet pradėjau skaityti pirmus puslapius ir nieko nesupratau, kas vyksta, bet buvo labai gerai. Nes jau antrame puslapyje aš prisibraukiau gal 3 citatas viename puslapyje. Aišku, suprasti kažkokio veiksmo neina dėl to, kad niekas praktiškai nevyksta. Truputį primena Baltą drobulę. Kol kas, aš perskaičiau tik 30 puslapių, tai nepriimkit kaip vertinimo šios knygos. Bet kol kas man primena kaip Baltą drobulę, kadangi kažkas tai vyksta, bet tas veiksmas yra kaip antram plane. Pirmam plane yra tai, ką išgyvena žmogus, ką jis mąsto ir kaip suvokia pasaulį. Ir aš tada galvoju, pala, tai čia ne apie Vilniaus pokerį? Ir aš atsiverčiau pačią pradžią, kurioje yra aprašas. Ir aišku, tai bus apie skaudžią Lietuvos istoriją, Vilnių kaip vaiduoklį miestą, kaip tą pačią situaciją mato 4 skirtingi žmonės, vidiniai monologai ir vienokie ir kitokie panašus dalykai. Tai apsigavau, bet tikiuosi, kad man patiks, nes kol kas tai veža šią knygą, tik tais nieko nesuprantu apie ją. Noriu paskaityti vieną citatą, kuri man labai patiko, o ji yra 13 puslapyje. Žmogaus nebūtis nėra absoliuti. Likimo siūlas nutrūksta, bet ir nesidega. Neištirpsta ore, lieka tarp mūsų gyvųjų. Neturi būti žemėje tokio jausmo, prarastas amžiams. Prarasti amžiams galima tik save patį. Vau. Lietuvių autorius Ričardas Gavelis parašė tokius žodžius. Nerealu. Nerealu, niekada nesitikėjau, kad gali būti tokia gera lietuviška knyga. Žinau, gal skamba keisti, bet iš tiesų tos lietuviškos literatūros aš labai mažai skaičiau, o mokykloje manęs kažkaip nesužavėjo. Aišku, tiek Dievų miškas, tiek Balta drobulė man patiko, bet kažkaip nepaliko tokio įspūdžio, kad prisiminčiau ar kad būčiau labai norėjusi skaityti tas knygas. Šią knygą aš noriu skaityti, bet taip sunku ją skaityti. Aš vakar skaičiau gal valandą su trupučiu, o tik 30 puslapį pavyko perskaityti, nes visų pirma, tai čia matot senas leidimas yra ir tekstas yra labai smulkus ir yra tokių senesnių žodžių, kurių dabar net nebevartojam. Yra ta kalba tokia truputį kitokia ir sunku iš jų suprasti, kas vyksta, nes peršokama tai iš to, kas vyksta dabar, į ką įsivaizduoja tas Vytas, kaip suprantu vardas to vyro, kuris dabar yra kaip ir mūsų pasakotojas, bet labai noriu perskaityti prieš nueinant tą spektaklį. Tai tęsiu procesą toliau, kol kas pirmieji įspūdžiai tokie, susitiksim, kad turėsiu ką kitą papasakoti.
O net nežinau, nuo ko pradėti šį pokalbį. Praėjo keletas dienų, pasistumėjau ties Vilniaus pokeriu iki 200 puslapių ir viskas. Išėmiau skirtuką, pasakysiu ačiū, bet aš šios knygos nepabaigsiu, žinokit. Ne todėl, kad ji labai bloga, aš esu skaičius 100 kartų prastesnių knygų, bet todėl, kad ją yra nerealiai sunku skaityti, labai sunku suprasti ir nežavi manęs veiksmas. Yra labai daug gerų minčių ir, kaip matot, aš pasižymėjau netgi kelias. Tai aš tik pasižymėjau kelias, iš tikrųjų daugiau yra, bet jas labai sunku rasti. Todėl, kad visas rašymo stilius labai painus. Nėra tokios vienos turinio linijos, kurią galėtum tiesiog paskaityti ir suprasti, apie ką eina kalba. Vyksta veiksmas, kaip ir sakiau, tarkim, dienos metu pagrindinis veikėjas, paimkim, kad ir Vytą, jisai dirba bibliotekoje arba kalba su savo mylimąja ir tuo pačiu metu, kol vyksta tas pokalbis, vyksta pokalbis ir pačio Vyto galvoje ir ne visi dalykai yra realūs, dažnai realybė persipina su kažkokiam fantazijom, su kažkokiais tai nerealiais, netikrais dalykais, kažkokiam tai metaforom, kur yra labai daug ir sunku atskirti, kas iš tiesų vyksta, o kas vyksta galvoje, kas nutiko iš tiesų, o kas ne, nes labai viskas yra persipinę. Ir bent jau man sunku tikrai suprasti ir aš supratau, kad nelabai man patinka toks rašymo stilius. Iš tiesų, ne vieną knygą tokią skaičiau. Pavyzdžiui, Mažas gyvenimas yra parašytas daug geresnių principų, nes ten yra atskiriami kaip ir skyriukai, kadangi kiekvienas didelis skyrius yra padalintas į 3 mažus skyrius ir vienas iš jų yra skirtas kažkokiai tai praeičiai. Tai būna, kad veiksmas vyksta dabar, bet tu labai lengvai supranti, kada pereinam mes į praeitį ir aišku, nėra prisigalvotų kažkokių netikrų dalykų, kadangi čia tas pagrindinis veikėjas Vytas, aš aišku neperėjau dar prie visų dalių, tai kalbėsiu tik tai tą, ką aš čia supratau, nes iš tiesų tai aš pasiskaičiau ir internete apie šią knygą, nes man neėjo suprast. Tai tas Vytas įsivaizduoja Vilnių kaip miestą vaiduoklį, miestą sapną, ir jam visur vaidenasi jie. Ir nelabai skaitytojas, mes tiksliau nelabai suprantam, kas tie jie yra. Jis bando juos įvardyti, bet net taip ir neaišku, ar tai žmogus, ar tai kažkokia tai, nežinau, vos ne kaip sekta, bendruomenė, kažkas tokio. Bent jau kiek man pavyko suprasti, tai Vytas labai bijo kažkokios tai jėgos, aukštesnės valdžios, kuri valdo visą visuomenę, visą pasaulį ir verčia žmonės robotais. Nu, ne tai, kad tiesioginė prasme robotais, bet priklausomais nuo tų jų. Kai žmogus nebeturi savo asmenybės, nebeturi savo poreikio, viską daro dėl įtakos tų didžiųjų jų. Ir dažnai Vytas kalba apie visumą, kad nėra praeities, nėra dabarties, nėra ateities, yra tik visuma. Tai labai sunku suprasti. Ir kaip ir sakiau, skaičiausi internete, apie ką yra iš vis ši knyga. Tai ten žinau, kad toliau į galą iš vis nusigribaus ši knyga ir ten iš šuns perspektyvos mes matysim žmogų ir panašiai. Ir jeigu skaitysit šią knygą, tai tikrai pasiruoškit, kad jis skaitysis labai lėtai ir reikės pergalvoti, kas iš tikrųjų įvyko, kas yra tik Vyto galvoje, kas iš vis yra pramanas. Iš tiesų, tai būčiau šią knygą padėjusi, kai gal kokį 100 puslapį perskaičiau, bet buvau pasiėmusi ją prie jūros, tai kadangi tik vienintelę šią knygą tą turėjau, tai stengiausi paskaityti jos daugiau, nes yra gerų minčių, tikrai yra. Bet kaip ir sakiau, labai nugribauta, nes tarkim vyksta veiksmas, o pagrindinė veikėjo galvoje, jis analizuoja Kafkos gyvenimą, Camus gyvenimą, lygina jį su savo gyvenimu, tiesiog analizuoja įvairiausias temas apie Vilnių, apie sovietmetį, apie Staliną, apie tokius dalykus, kurie man bent jau nervino, nes aš noriu sužinoti,
kas įvyko, bet turiu skaityti 3 puslapius apie, pavyzdžiui, Camus gyvenimą ir kodėl jis negalėtų gyventi tokią gyvenimą, kaip gyveno Camus. Tai tikrai aš čia ir pravertus buvau kelių puslapių, nes man tikrai buvo nuobodu. Kaip jau buvau minėjus ir ankstesniuose video, man patinka, kai knyga greitai vystosi, kai yra daug veiksmo, kai neatsibosta ją skaityti, o tokius filosofinius kažkokius apmąstymus, lyginimus man atsibosta skaityti, tai todėl aš šios knygos nebaigsiu, bet vis tiek noriu pamatyti, kaip bus spektaklis padarytas pagal šią knygą. Tikiuosi, kad nebus labai daug intimumo scenų, nes čia jų yra labai daug. Pavyzdžiui, kai mokykloje skaičiau Baltą drobulę, aišku, ten taip pat yra viskas sumiksuota, prisiminimai, dabartis, išprotėjimas ir panašiai. Tačiau mokytoja mums buvo paaiškinusi, kaip reikia skaityti, kaip suprasti ir kas tuo metu vyksta ir buvo tikrai lengviau suprasti. Bet pats veiksmas, jis yra toks daug įdomesnis, o čia labai daug tokių intimių, seksualių scenų. Pats pagrindinis veikėjas Vytas, jis tik pamato moterį ir iš karto būtinai apibūdins jos išvaizdą, jos apvalumus ir neapvalumus ir aprašys viską, ką jis galvoja, arba, pavyzdžiui, kodėl moteris jį žiūrėdama norėtų kažko. Ir tiesiog tokių scenų yra labai daug, kurios man tokios Pavyzdžiui, vyksta pokalbis tarp jo ir jo mylimosios Lolitos. Ji kalba apie tai, kaip jos mama dievino nekaltybės teoriją, ne tik moters nekaltybės, bet ir viso gyvenimo, tiesiog visur, tiek tikėjime, tiek kitose dalykuose. Ir viskas, apie ką gali galvoti Vytas tuo metu ir ką jis atsako, yra nešvankios mintis, kas ir juokino ir sudarė tokį, kodėl tu negali normalaus pokalbio palaikyti. Įdomu, kaip bus pastatytas spektaklis, nes bent jau aš kiek perskaičiau čia, tai nežinau, ar norėčiau kažką iš to sukurti, bet dažnai būna, kad spektakliai būna prikurti, padaryta kažkas savo ir tik truputį pasiremta knyga ar kažkuo kitu, tai vis tiek bus įdomu nueiti ir pažiūrėti. Tikiuosi, kad bus tikrai geresnis negu knyga. O ką šiaip noriu pasidalinti geresnių tokių truputį minčių ir geresnės nuotaikos, tai kai jau nusprendžiau šios knygos nebeskaityti, paėmiau šią. Tai yra kaip atsikratyti nerimą ir pradėti gyventi, laiko patikrinti būdą veikti nerimą. Visiškai nesenai gavau šią knygą ir iš tiesų tai yra negrožinė literatūra ir aš tokių saviugdos kaip daryk tą, daryk aną knygų nelabai mėgstu skaityti, jau žinot mano požiūrį į tai, kai skaičiau kaip tapti turtingas tėtis, vargšas tėtis knygą, bet iš tikrųjų ši knyga mane nustebino ir aš čia labai daug visko prisižymėjau ir labai daug visko prisibraukiau. Aišku, tai yra tokia paprasta knyga, ji tokias paprastas mintis teigia, pavyzdžiui, negalvok apie praeitį, negalvok apie savo priešus, neskirk dėmesio ir laiko mąstydamas apie priešus, taip mažiau nervinsiesi, nesitikėk, kad žmonės bus tau dėkingi ir panašiai, bet iš tikrųjų man patiko, kaip ši knyga buvo parašyta, kadangi jis suskirstyta į tokias dalis suskirstytos į skyrius ir kiekvienas skyrius turi va tokius apibendrinimus. O tarp tų skyrių prieš apibendrinimą, aišku, yra, tarkim, taisyklė. Išsiaiškinkite faktus. Ir apie tai yra pateikiama labai daug pavyzdžių, tai iš skirtingų žmonių galima tiek iš žymių, tiek iš nežymių paprastų, bet kokių žmonių sudėti visokie pasakojimai, kaip jie įveikdavo nerimą, bet ne tik apie nerimą čia yra. Čia yra ir apie tai, kaip jaustis laimingu, kaip gyventi ilgiau. Labai daug tiek mokslinių pavyzdžių pateikta apie tai, kokius įvairiausius dalykus darydami ir apie ką nebegalvodami mes tapsim laimingesni, ko pasekoje mes mažiau nerimausim ir ko pasekoje mes gyvensim ilgiau. Tai man patiko čia visokie moksliniai straipsniai apie tai, kaip vyrus užhipnotizuodavo ir tuomet patikrindavo jų galią. Tai, pavyzdžiui, liepdavo suspausti kažkokį tai aparatą neužhipnotizuotiems vyrams, tuomet juos užhipnotizuodavo ir įteikdavo, kad yra labai silpni ir kaip tuomet jie suspausdavo tą kažkokį svarmenį ir po to, kad jie yra labai stiprus. Tai iš tikrųjų viskas yra mūsų pasąmonėje, viskas yra mūsų galvoj ir labai daug čia yra gerų minčių. Tai tikrai rekomenduoju, nors ši knyga nėra nauja, yra 2017 metų išleista ir šis žmogus taip pat yra parašęs ir knygą Kaip susirasti draugų ar kažkas tokio. Skaičiau gale, tai tuoj pasakysiu.
Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms, tai čia yra šio autoriaus knyga, bet iš tikrųjų man labai patiko, ne viskuo aš remčiausi, kadangi šioje knygoje yra labai daug apie Dievą, tai jeigu, tarkim, netiki Dievu, tai tiesiog praleiskit tuos skyrius, nes yra vienas skyrius vien tik tais tam, kad tikinti Dievą žmogus būna laimingesnis, ko pasiekoja, jis mažiau nerimauja, nes tiki, kad visa tai yra Dievo valioje. Tai daug palyginimų yra apie maldas, tai šių dalykų neskaitant, knyga yra labai gera, bent jau mano nuožiūra. Ir aš šią knygą, žinokit, perskaičiau per 2 dienas, kas man patiko, kad čia yra ir daug patarimų. Pavyzdžiui, 4 patarimai, kaip padėti atsipalaiduoti ir sudaryta visa seka. Tarkim, kad reikia atsigulti, kad reikia atpalaiduoti veido raumenis, kad reikia užsimerkti, įkvėpti, suskaičiuoti iki tam tikros skaičiaus, kaip atsipalaiduoti greitai. Tuomet yra kaip užmigti, jeigu kankina nemiga, tai daug tokių patarimų, ne tik, kad nusiramink, negalvok. Patikta ir būtent būdų, kaip tai padaryti, kas man patiko šioje knygoje. Yra ir tokių pamokymų šioje knygoje, tiesiog kaip būti geresniu žmogumi, tai, pavyzdžiui, man labai patiko, aš pasižymėjau vieną tokią citatą. Kodėl vaikai turėtų būti dėkingi, jeigu to neišmokėme? Nedėkingumas natūralus reiškinys, jis kaip piktžolės. Dėkingumas tai rožė, ją reikia puoselėti, laistyti, tręšti, purenti žemę, mylėti ir saugoti nuo įvairių negandų. Ką kaltinti, jei mūsų vaikai nedėkingi? Gal save? Jei jų nemokėme išreikšti dėkingumo kitiems, ar galime tikėtis, jog jie išreikš dėkingumą mums? Jeigu norite būti laimingi, negalvokite apie dėkingumą ar nedėkingumą. Skleiskite džiaugsmą, darydami gerus darbus kitiems. Tai iš tiesų šią knygą rekomenduočiau kaip iš negrožinės literatūros, kaip tikrai verta paskaityti tiek jaunesniems, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Tikrai rasit kažkokių minčių, paskaitysit kažkokių tai žmonių išgyvenimų, kažkokių tai patirčių, kurias galbūt pagalvosit, kad tikrai taip ir aš tokias patirtis patiriu savo gyvenime. Pavyzdžiui, šioje knygoje rašoma apie moterį, kuri visada nervindavosi ir jai kildavo nerimas, kai ateidavo svečiai, reikdavo viską būtinai apsitvarkyti, paruošti stalą, būtinai vienodas uždėti servetėlės ir vieną kartą tiesiog kelias už tų servetėlių buvo murzinas ir ji turėjo padėti skirtingas servetėlės ir ji iš pradžių labai susinervino, bet tada suprato, kad jog svarbiau yra, kada aš priimsiu žmonės su šypsena ir gerai praleisiu laiko, o servetėlė yra tik tais daiktas, kurį žmonės panaudos ir net nekreips dėmesio į tai, kad kažkurios yra nevienodas. Tai tikrai 5 iš 5 žvaigždučių, aišku, nedaug aš tos negrožinės literatūros skaičiau, bet kol kas šią tai tikrai noriu turėti savo lentyną ir tikrai rekomenduoti kitiems žmonėms, nes ir pati pastebėjau, kad pradėjau mąstyti apie patarimus parašyti šioje knygoje, kaip sumažinti tą nerimą, kokius klausimus savo iškelti ir kaip juos atsakyti, kad to nerimo neliktų. Tai iš tikrųjų paskaitykite, jeigu kur nors pamatysit, prigriebkite ir tikrai rekomenduoju. Na tai va, taip norėjau pasidalinti su jumis apie tą Vilniaus pokerį ir apie kitą geresnę knygą. Ir dabar eisim į spektaklį, ne šiandien, poryt. Ir pažiūrėsim, kaip skirsis jis nuo knygos, tikiuosi, kad bus geresnis. Žiūrėkit, dabar kaip prismėgt, pasismėgtukais. Šaknikės yra ten, kur yra tėvai, o tėvai yra šitoje salėje. Labas tėti, labas mamytė. Ir tai yra svarbiausia vieta žemėje, kur yra tavo tėvai. Aš žinau, kur mano šaknikės, pirmas video į ekranus. Ačiū, kad susirinkot.
trumpam prisėsiu pasakyti savo įspūdžių apie Vilniaus pokerį. Kai pradžioje video minėjau, kad ten bus spektaklis, tai truputį jums pamelavau, to nežinodama, nes aš pati, kiek skaičiau programą, ten nelabai buvo parašyta, kas tai bus per renginys, buvo užsiminta kažką apie filmo elementus, kažką apie džiazą, apie spektaklį, tačiau iš tiesų tai buvo kino koncertas, tai buvo Vilniaus Jazz Assembly Big Bandas ir taip pat buvo iškarpos iš būsimo, turbūt, Vilniaus pokeris filmą. Ir ten taip pat buvo ir to filmo būsimo režisierius, ir žmonės, kurie padėjo sukurti dainas. Tai viso to Vilniaus pokerio spektaklio esmė buvo parodyti dainas, kurias jie sukūrė tam būsimam filmui. Ir 4 iškarpos buvo kaip filmo traileriai sukurti, su kuriais jie eis pas galimus rėmėjus, kurie suteiks pinigų, kad Vilniaus pokerio filmo projektas pataptų realybę kažkada. Tai iš tiesų man labai patiko tas filmo iškarpas. Ir jeigu kažkada bus sukurtas filmas Vilniaus pokeris, tai tikrai nueisiu ir būtinai pažiūrėsiu. Bet labai patiko muzika. Iš tikrųjų, mes turėjom eiti su mano mama, aš ir mano mama, bet paskutinę minutę ji nebegalėjo dalyvauti šitam renginį ir ėjau aš su savo sužadėtiniu Remigijum. Ir jis yra nemėgėjas tokių dalykų, jam nelabai patinka nei džiazas, nei spektakliai. Aišku, aš nežinau, kad ten bus kino koncertas, gal kad tai bus spektaklis, tai jis nelabai mėgėjas spektaklį yra, bet jam šis renginys labai patiko. Ir sakė tas režisierius, kad tai yra tik 4 jų pasirodymas ir dažniausiai tie pasirodymai būna Vilniuje, tai jeigu kažkada Vilniuje užmatysit, kad bus rodomas Vilniaus pokeris, ekranizacija, kino koncertas, spektaklis ar kaip jis bebūtų pavadintas, tai tikrai labai kviečiu nueiti, nes tikrai labai greitai prabėga laikas. Jis užtruko 1,5 valandos ir net nepajutom, kaip prabėga laikas, visi tik plojo, kad pakartotų dar dainą iš naujo ir vėl. Buvo labai gera ir pats tas net režisierius, jis ten išeidavo kartais ir pakalbėdavo apie visą tą procesą, kaip gimė, kad jis nori kurti Vilniaus pokerį, kaip gimė muzika ir panašiai. Ir pats jis sakė, kad jam buvo labai sunku skaityti Vilniaus pokerį, iš pirmo karto net nepavyko ir sako, bet galiausiai šiaip ne taip, aš pagaliau jau įveikiau tą Vilniaus pokerį, nes iš tikrųjų labai sunki knyga ir nesijaučiu aš blogai, kad aš jos nepabaigiau. Manau, kad tokiai knygai reikia pribręsti, labai norėti ją paskaityti ir neskubėti, tai reikia skirti tam laiko tikrai, tai kažkada gal gyvenime šią ir pabaigsiu, bet kai buvo visa tai perkelta į muziką, į ekranizaciją, tuos trailerius vien jau, labai man patiko ir jeigu sakyti, ar knyga, ar spektaklis, rinkite spektaklį, ar būsimą filmą, tikrai, kai filmas bus, tai rekomenduoju nueiti, nes jau vien iš trailerio aš užsinorėjau nueiti tą filmą ir mano draugas taip pat sakė, kad tikrai eisiu filmą, jeigu kažkada jis toksai bus. Tai labai džiaugiuosi sudalyvaus tokiam renginį, labai džiaugiuosi, kad atvažiavo į Šiaulius. Na, pats tas režisierius jis yra kilęs iš Šiaulių ir šiuo metu Šiauliuose vyksta Šiaulių naktis, kurios vadinasi Aš žinai, kur mano šaknikės. Tai tas režisierius atvažiavęs iš Šiaulių sako, aš žinau, kur yra mano šaknikės ir aš čia atvykau parodyti savo būsimą projektą ir tai, ką aš dabar veikiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko tokio tipo video. Man pačiai buvo įdomu tiek skaityti, tiek nueiti į tokį renginį, nors ir skaityti sekėsi sunkiai, aš vis tiek džiaugiuosi, kad aš bent kažkiek tos knygos paskaičiau, susidariau įspūdį apie ką ji yra, koks yra rašymo stilius ir panašiai. Tai tuom ir norėjau pasakyti, kad kiekviena knyga yra patirtis ir jeigu jums nepatiko, tai nereiškia, kad jūs prieš tą knygą pralaimėjot, nereiškia, kad jūs kažko nesuprantat ir esat kvaili, kad kažko nepaskaitėt. Džiaugiuosi, kad mano patirtis su Vilniaus pokeriu buvo tokia, galbūt kažkada gyvenime aš ją ir pabaigsiu. Jeigu pabaigsiu, jūs tikrai tai sužinosit. Jeigu skaitėt ar buvo šiam renginį, tai labai lauksiu jūsų komentarų šią temą. Taip pat nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarė, tai padėsit mano kanalui augti, nepamirškit palikti like ir susitiksim kitam mano video pirmadienį 7 valandą. Ate?